Šis video yra jau 7 istorijos Lietkalnio serija, taigi jeigu jūs nematėte ankstesnių serijų, rekomenduoju pirmiau pažiūrėti jas. Be to, nuo pirmosios serijos nerodžiau mūsų padaryto progreso Lietkalnyje. Visai nemažai, ar ne? Tulės draugijos istorija prasideda nuo Germanien Orden organizacijos. Germanien Orden nariai po antisemitinių pažiūrų jie skleidė antisemitinę propagandą. Pirmojo pasaulinio karo metu organizacija skilo į 2 dalis – lojalistus ir nelojalistus. Nelojalistai padėjo pagrindus nacių ideologijai. Jie buvo įsitikinę, kad musulmonai ir vokiečiai turėjo tuos pačius protėvius arijus. Taipogi jie tikėjo astrologija, švento gralio galiomis ir kitais mistiniais bei mitologiniais dalykais. Kultinė ir nacionalistinė Tulės draugija buvo įkurta Miunchene. Tačiau Tulės draugija, pavadinta pagal mitologinę graikų salą, buvo įkurta kaip dalis Germanien Orden organizacijos. Germanien Orden organizacijai skilus 2 dalis, Tulės draugija prisijungė prie nelojalistų. Šios draugijos pagrindinis rėmėjas buvo Arbeiterpartei, Vokietijos darbuotojų partija. Ši partija 1920-aisiais buvo pervardinta į Nacionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Nacionalsocialistinė Vokiečių darbuotojų partija arba tiesiog nacių partija. Abi organizacijos buvo labai artimos, nes abi tikėjo arijų pranašumu ir turėjo tuos pačius priešus – komunistus bei žydus. Taigi nenuostabu, kad Tulės draugijos nariais buvo tokie garsūs naciai kaip Rudolfas Hesas, Alfredas Rosenbergas, Hansas Frankas ir kiti. Nemažai nacių būdavo pakviesti į draugijos susitikimus, nors nebuvo jos nariai. Pats Hitleris niekada nedalyvavo tokiuose susitikimuose. 1920 metais Karlas Hareris, aktyvus Tulės draugijos narys, buvo išmestas iš nacių partijos, nes Hitleris bandė nutraukti visus ryšius su šia draugija. Be pagrindinio rėmėjo ji negalėjo išlaikyti ir 1925 metais iširo. Kugelpanzer buvo vokiečių vienvietė šarvuota transporto priemonė skirta žvalgybai, naudota Antrojo pasaulinio karo metu. Mažiausiai vienas Kugelpanzer modelis buvo nugabentas į Japoniją, kur jis buvo atiduotas Kvantungo armijai. Kugelpanzerį tankų vadinti būtų netikslu, o ir šarvuočių jį sunku laikyti, nes šarvai buvo vos 5 mm storio ir jis turėjo vos 1 cilindro motociklo variklį. Deja, išlikęs yra tik vienas Kugelpanzeris, jį perėmė sovietai Mančiurijoje. Dabar Kugelis yra eksponuojamas Kubinkos tankų muziejuje Maskvoje. Kugelpanzerio aprašymą aš taip pat radau internetinėje svetainėje apie Kubinkos tankų muziejų. Unikalus pavyzdys - viena kopija stebėtojo mašina transporto priemonė buvo sukurta 30-aisiais kaip mobilus stebėjimo postas ir artilerijos ugnies pataisos padalinys. Korpusas suvirintas, uždaro tipo. Norint patekti į transporto priemonę, laivagalyje įtaisytas liukas, priekyje yra stebėjimo anga, uždengtas stiklo bloku. Kėbule yra motociklo tipo variklis, transmisija, valdikliai, sėdinė vairuotojų steigėjų ir radio stotis. Kėbulas remiasi į 2 varančiuosius ratus priekyje ir ant vairo gale. Tai yra eksperimentinis pavyzdys, mūšiuose ji nedalyvavo. Argentina Antrojo pasaulinio karo metu turėjo pronacistinių simpatijų. Karo pabaigoje nemažai nacių pabėgo Argentiną. Yra net konspiracijos teorijų, kad pats Hitleris pabėgo Argentiną. Apie tai esu padaręs video, jeigu jūs tai domina. Nuoroda aprašyme. Neseniai Argentinoje archeologai atrado liekanas slėptuvės, kurioje slėpėsi naciai. Slėptuvėje mokslininkai rado Reicho laikų monetų, vokiškos porcelianinės lėkštės šukę ir netgi svastiką išgraviruotą sienoje. Matyti pusėjus Antrajam pasauliniam karui, naciai turėjo projektą pastatyti slėptuvės aukščiausiams lyderiams nepasiekiamose vietose, kaip vidury dykumų, džiunglių, kalnuose, prie skardžio, jeigu vis dėlto Trečiasis reichas karą pralaimėtų, sakė archeologų komandos vadovas Danielis Šabelzonas. Vieta šiai slėptuviai buvo kruopščiai pasirinkta – vidury džiunglių, o ir Paragvajus vos už 10 minučių kelio. Vis dėlto ši slėptuvė turbūt niekada nebuvo panaudota. Naciams Argentinoje nereikėjo slėptis, nes ten jau buvo nemaža vokiečių imigrantų populiacija. Yang Kyong-kyong kovojo 3 armijose per Antrąjį pasaulinį karą. 1938-aisiais 18-metis Yang Kyong-kyong buvo pašauktas tarnauti Kvantungo armijoje. Taip,
toje pačioje armijoje, kuri turėjo Kugelpanzerį. Bekovodamas prieš sovietus Khalkhingolio mūšio metu, jis buvo paimtas į nelaisvę ir nusiųstas į lagerį Sibire. Kai sovietams prireikė jaunų patyrusių karių kovoti prieš vokiečius, jie privertė karo belaisvius stoti kovon. 1942-aisiais Jank jau kovojo rytų fronte. Kitais metais, trečiojo Charkivo mūšio metu, jį vėl paėmė į nelaisvę, šį kartą vokiečiai. Jie jį privertė kovoti Wehrmachte. Jis buvo nusiųstas į Prancūziją. Kai sąjungininkai išlaipino Normandijoje, Jank trečią kartą buvo paimtas nelaisvėn. Jis buvo nusiųstas kalėti į Didžiąją Britaniją, o paskui į Jungtines Amerikos valstijas. Daugiau fronto jis negrįžo. Su jumis buvau aš, Spagetis. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukų. Viso.